kaip žmogus išreiškia savo absoliutumą. Arba paprasčiau tariant, kaip žmogus save realizuoja šitame gyvenime. Ir yra tik tai dvi ypatybės. Savo absoliutumą jis gali išreikšti per galią ir per meilę. Per galią ir meilę. A taip yra. Pagalvokit gerai. Iš tikrųjų, kada mes norim pasiekti tam tikrų tikslų, mes remiamės savo jėgomis, savo galia, tam tikrą prievartą, kad tai turi būti padaryta, taip turi būti elgiamasi, taigi rodom galią. Ir pasaulyje dabar matom galingieji, šio pasaulio galingieji, kovoja vieni su kitais, demonstruodami savo galią. Aš esu stiprus, aš esu galingas, neįveikiamas, vadinasi, manęs privalai bijoti. Vienokiu ar kitokiu būdu šitaip vyksta ir mūsų gyvenime. Ir antras aspektas, mes visi labai gerai žinom, kad meilė irgi turi tam tikrą galią. Labai stiprią galią. Juk taip yra. Taip yra. Meilė turi tam tikrą galią. Ir mes žinom, kad geras žodis reiškia daugiau negu blogas žodis. Taigi, kad meilė irgi mums leidžia pasiekti daug tikslų. Ir visada esam priverčiami rinktis. Jeigu jūs pastebėjot politiniam gyvenime, žiūrėkit, buvo Hitleris, Stalinas, jie irgi žinojo, kas yra meilė. Ir jie darė viską, kad liaudį įtikintų visą savo ideologiją juos mylėti. Ir kada liaudis juos įsimylėjo, jie sekė paskui šitus savo išrinktuosius mylimus vadus. Taip vyksta ir šiandien, esat pastebėję. Visi politikai siekia, kad juos įsimylėtų, kad liaudis juos liaupsintų, o savo oponentus siekia parodyti neigiamoj šviesoj, kad jų nemylėtų, kad jų nekęstų, kad jie neturėtų autoriteto, kad jie neturėtų ko? Galios. Nes bus sunku su jais kovoti. Dėl meilės, suprantat, kovo vyksta labai nuožmi. Nes visi žmonės supranta, kad galia yra viena ir veiksminga, ir meilė taip pat turi galią ir yra veiksminga. Ir pasiskirstydami jie, sakykime, savo absoliutumą, arba savęs realizavimą, arba savo tikslų siekimą, būtent išpildo per tas dvi savybės, ar tai pakrypdami vieną pusę, ar tai visą tai sumaišydami ir perpindami. Visi šitie procesai, kas be ko vyksta ir mūsų gyvenimuose. Bet žiūrėkit, šiandien nebereikul aš pradėjau jums taip kalbėti, dėl to, kad girdėjote Evangelijoje paminėta, jog Jėzus klausė Petro, ar myli mane 3 kartus. Ir žinot, turėdami visą tą procesą prieš akis, mes galim savo užduoti klausimą, kodėl, ką tai reiškia. Ir jeigu mes mylim Jėzų, žiūrėkit, Jėzus yra tas, kuris buvo nukryžiuotas. Paukš, viskas kitaip, ne? Įsivaizduojat, viskas kitaip. Meilė, galia, tvarkoj, viskas suprantama, bet mūsų Dievas, kurį mes mylime, jis buvo nukryžiuotas. Ir kada tu ištari myliu Jėzų, į ką žinoma kviečia šiandien šventasis raštas kiekvieną iš mūsų, ir tu turi pasakyti, ką aš myliu? Ta, kuris buvo nukryžiuotas? Palauk, ką aš valdysiu? Ką tai reiškia? Kokia tai meilė yra? Kokia ta ideologija yra?
kaip visą tai pasverti ir pradeda žmogus galvoti ir nebereikalo jūsų šiandien nėra tiek daug. Nepatrauklu. Nepatrauklu. Dėl to, kad rinkdamasis Dievo meilę, renkuosi meilę iš tikrųjų, kas ji tokia yra, ir ji yra, kad turiu gebėti, kaip mano Dievas, pasiaukoti dėl kitų. Kiek ir kaip tai stengiu, kiekvieno mūsų galimybės. Suprantat? Ir dėl to tu, ištardamas Viešpatie Jėzau, aš myliu tave, kuris esi nukryžiuotas, žinau, ką man reikės, kaip ir jam, stengtis mylėti žmonės besąlygiškai ir neieškant savo naudos. Sunkiai suprantamas netikinčiam žmogui šitas yra dalykas. Įsivaizduojate, ne? Įsivaizduojate. Tik tikintis žmogus gali suvokti, ką reiškia kryžiaus auka, ką reiškia Jėzaus mirtis už mus ir ką reiškia mūsų meilė Dievui. O tokie atsakymai. Ir tuos atsakymus norėjo Jėzus išgirsti iškart po prisikėlimo, kaip girdėjom šiandien šventajame rašte iš Petro. Ir sako, jeigu tu myli mane, vadinasi, nesiremi tą galę, kurios norėtum, nors bažnyčio žinom, kad tokių piknaudžiavimų buvo ir ne kartą, bet tu esi pasiryžęs atiduoti savo gyvybę už mane, sako Jėzus Petrui, arba bent jau taip kviečia, vadinasi, tu gali valdyti bažnyčią. Ir Petras, kaip žinom, šventasis Petras mirė kankinio mirtimi. Taigi jo meilė buvo iki galo. Ne taip, kaip diktatoriai didieji, kuriuos tauta įsimylėjo, tauta savo žodį ir išnaudojo savo tikslams, bet atidavė gyvybę už savo aveles, už savo tikinčiuosius, už bažnyčią. Toks įvadas. Ir iš tikrųjų jis mus apstulbina, kada mes pažvelgiam į žmogaus giluminius troškimus. Mus apstulbina. Dievo didybė, Dievo, žinot, tas pramatomumas, kad jis mato, koks yra žmogus, ir Dievo laisvės suteikimas ir galimybė rinktis. Ir aišku, mes esame pastatyti ant tos briaunos, kaip tu savo galią išpildysi, ką tu renkiesi. Velykų sekmadienį. Toliau Evangelija, kurią mes skaitėm, yra pilna simbolių. Be galo daug. Pirmasis dalykas, kas krenta į akis skaitant šiandieninę Evangeliją, yra, kad Jėzus pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Bet originalo kalboj žodis yra jūros. Kodėl išvertė ežero? Turbūt dėl ateistų, kurie, aišku, atakuodavo, visi žinojo, Tiberiada yra, tas ežeras yra ežeras, ne taip jau ir didelis, o parašyta jūra, tai ten tais laikais gal jie nesuprato ar panašiai ir vertėjas išvertė ežerą. Bet yra jūra. Yra jūra. Ir kodėl jūra? Iškart įsijungia daug prasmių, dėl to, kad suprantat patys, žydai, jų mąstyme, jų tradicijoje jūra kas? Mirtis, netekimas, sunkumai, tamsa. Ir jūs labai gerai atsimenat pasakojimą, kad Mozė perėjo jūrą eidamas į išsilaisvinimą. Dievas praskyrė jūrą ir leido jiems pereiti ją ir būti išvaduotiems. Žinom, iš Senojo testamento. Jie dar geriau žinojo negu mes. Čia tas pats epizodas iš esmės. Tik tai ateina Jėzus. Ir jeigu jūs girdėjot, jie eina žvejoti, jie eina dirbti savo nuolatinio darbo ir jie patiria nesėkmę patiria. Dar viena detalė labai įdomi, kuri paminėta yra, žinot, jeigu tą šventą raštą mes taip atidžiai skaitom, išvardinti yra mokiniai, jie yra tik tai 7, būtų kalba čia irgi ilga, bet paminėti yra, kad
ir dar 2 kiti mokiniai. Vardų nėra nurodyti. Nei ten jie apaštalai, nei nežinia kas, dar 2 kiti mokiniai. Jokių vardų nėra. Žinot, kada skaitai, palauk, iš kur čia tie 2 mokiniai dar čia atsirado prie apaštalų? Kaip čia jie niekada nebuvo, čia yra. Suprantat, jau tekstas tave iškart įkelia, galbūt ir tu esi tas mokinys. Suprantat, ir atverta vieta tau, atverta vieta, kad tu irgi esi mokinys ir eini. Eini žvejoti toj jūroj, kuri neša mirtį, praradimus ir nieko negali sugauti. Ką reiškia sugauti? Ką reiškia žvejoti? Jūs irgi atsimenate iš Švento rašto, kad sako, nuo šiol jau žmonės žvejos. Iš jūros, iš vandens, iš mirties tu trauksi žmonės išsigelbėti. Prasmės suvokėt yra visiškai kitokius. Yra visiškai kitokius. Žmonės ištraukti, išgelbėti. Bažnyčios pašaukimas, kiekvieno mūsų pašaukimas yra kas? Koks? Yra padėti žmogui išsigelbėti. Patenka į bėdą, patenka į nelaimę, yra ištiktas ligos, yra senatvės, galbūt jau kankinamas. Turime juos ištraukti, suprantat. Bet štai yra ta žvejyba visiškai kitą prasme turinti, kuri šiandien mums pristatyta Šventajame rašte. Ir nieko nesugavo. Naktis, jūra naktis, tamsybės, praradimas, mirtis, darbas, bevaisis. Ir pasirodo Jėzus. Taigi, labai irgi sudėta gražiai. Auštant ant kranto. Auštant ant kranto. Mums, kada neįsigilinam, atrodo rytas. Ne, auštant nauja diena. Nauja diena. Tu gyvenai taip, elgeisi taip ir išaušo tau nauja diena. Kitokia diena. Kitokia diena. Kitokia. Ir Jėzus ant kranto. Čia jūra, čia vanduo, tu valtyje, tu nesaugus. Ir ant kranto, ant ribos, jau kitoj dimensijoje pasirodo Jėzus. Suvokėt, kad yra žymiai didesnis prasmės atskleistus, jis pasirodo. Jo pasirodo jis taip neapčiuopiamai, atnešdamas naujovę. Ir jūs, kurie esat bažnyčioje ir turit tikėjimą, aš manau, jūs tą labai gerai suprantat, nes kažkokį momentą ir jums Jėzus tai pasirodė ir jūs dabar turit tikėjimą ir sekat paskui jį. Ir nieko daugiau jums nereikia, nes pakanka tik jo, suprantat? Ta nauja diena išaušo ir ta nauja diena vis išauksta, vis kažkas kitko nutinka mums, jeigu mes esame su Jėzumi. Tik 2 dalykus dar paminėsiu, nes čia yra labai daug, pavargsit klausyti. Sako, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Dirbat, vargstat, nieko neturit. Neturim. Ir žinot, man visada būdavo, aš kada skaitau Šventą raštą, galvoju, tokie atsakymus ieškau. Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Ką tai reiškia? Dešinė. Valtis, dešinė, kairė. Irgi mes turim pagal žydų tradicijai suvokti. Dešinė tai yra geri dalykai žmoguje, kairė prasti. Ir kiekvienas žmogus, supranta, turi savo gerąją pusę, reiškia dešinę pusę, ir savo blogąją pusę, reiškia kairėją pusę. Ir kaip aš jums pradėjau kalbėti pradžioje, kai sakom galia, kaip tu savo galią tą išpildai, kaip tu veiki, naudodamas jėgą arba naudodamas meilę. Ir tu turi rezultatą. Tai iš esmės sako, tai čia tu kapstaisi be reikalo, susikoncentravęs į save ir į savo galią, į savo gebėjimus ir užmiršęs, kad tu turi visiškai kitą, savo gerąją pusę. Tai ten yra tavo galimybė veikti. Visi mes tai žinom. Ne kartą esam taip elgesi. Visi, iš esmės. Bandom taip ten griežtai dar ką nors savo jėgom ir žiūrim, rezultatų nėra. Ir žiūrim, per meilę mes galim iš tikrųjų labai daug turėti. Tai Jėzus sako, dešinė pusė, mes tinklą ten, viskas.
Ir aišku, girdėjom, kada tada jau žvejyba pasiseka. Ir dar kitas dalykas, dėl to, kad aš jau čia jums viską nepapasakosiu, bet man visada, krisdavo į mintį, kaip čia yra. Tai jie yra valtyje, supranta, kad tai yra viešpats ir Simonas, Petras, persijuosia palaidinę, nes buvo neapsirengęs iššoko į vandenį. Jeigu jūs galvojat, taip, jau taip galvojat. Palauk, jeigu aš šoku į vandenį, tai atvirkščiai aš turiu nusirengti, nes jeigu aš apsirengsiu, rūbai mane tamsi į apačią, visi žinom mane, visi žinom. O čia parašyti ir, kad jis buvo neapsirengęs ir apsirengė. Ir tada šoku į vandenį. Kaip minėjau, irgi yra didžiulė čia prasmė atskleista ir aišku, pagal biblistus, sako, šitas apsirengęs, tas žodis graikų kalboj tik 2 kartus yra paminėtas ir iš to gali suprasti, ką jis apsirengė. Tai tas žodis yra paminėtas, kada, jūs atsimenat, kada per paskutinę vakarienę Jėzus apsirengė, užsidėjo prijuostę, kad galėtų nuplauti savo mokiniams kojas. Atsimenat tą vietą. Prijuostę užsidėjo, apsirengė. Ir patarnavo, ir sako, jūs tai padarykite vieni kitiems, plaukite kojas. Vėl meilės aspektas paryškintas. Ir kada Petras to nesuprato tada dar per paskutinę vakarienę. Ir Petras, kada dabar čia supranta, kad tai viešpats ir kad tai jis daro stebuklus, jis pasiema tą, prijuostę, kuri reiškia tarno rūbą. Užsideda jį ir tada šoka į vandenį. Ir aišku, tas vanduo gali simbolizuoti ir krikštą. Daug, kaip sakant, čia sueina simbolių, prasmių. Taigi, jeigu tu nori suvokti Evangeliją, kurią šiandien skaitom, ir jeigu tu nori mylėti Dievą, Jėzų Kristų, kuris mirė ant kryžiaus, tai tu turi būti pasiruošęs patarnauti savo artimui, užsidėti tą rūbą. Ir šokti vandenį reiškia būti pakrikštytam. Suprantat, būti pakrikštytam. Ir tada tavo gyvenimas bus kitoks. Ir tada ta nauja diena. Ir tada ant kranto sutinki Jėzų. Ir tada tavo ta darbas arba žvejyba bus sėkminga, kadangi bus tai su Dievu padaryta. Suprantat, štai tokios prasmės sudėtos šiandien mums į šventąjį raštą, į Dievo žodžius, kad mes kiekvienas galėtume pamastyti, ko mums dar trūksta ir tikrai dėkoti Dievui už visą gerą, ką iš jo rankos nuolat patiriame ir gauname. Amen.